Ar jūs pastebėjote kai ką panašaus tarp Eurolygos žvaigždžių, kad jie pradeda dominuoti Europoje ir susidomi NBA, pasirašo sutartį ir vėliau šildo NBA suoliukus metus ar du. Ir vėliau grįžta atgal į Europą? Taip, tai Eurolygos žvaigždžių istorija, pavyzdžiui, Nigelis Hayes Davisas, Vasilija Misičius, Saša Vezenkovas, Maikas Džeimsas ir daug žaidėjų prieš juos. Ir dabar po jų galimai bus Francisco. Jis gavo susidomėjimą iš NBA komandų. Ir aš kaip ir jį suprantu, nes jis visą gyvenimą svajojo žaisti NBA, bet jis tiesiog bus dar viena auka, kuri dominavo Eurolygą ir pradėjo šildyti NBA suoliukus. Kodėl jis negalėtų būti pirma opcija NBA, nes bet kokioje NBA komandoje jis būtų tik atsarginis arba pagalbinis žaidėjas. Mano manymu, jis gali tik tais būti Eurolygos žvaigždė, o NBA jis negalėtų būti žvaigždė vien dėl to, kad jo ūgis yra 1,86 cm. Pavyzdys galėtų būti Maikas Džeimsas. Bruklino Nets komandoje jis turėjo vaidmenį, bet atėjus playoffams prieš Milwaukee Bucks, kuri yra gana aukšta komanda, jis tiesiog buvo per mažas gintis, nors ir galėjo įmesti metimus, kai Irvingas ilsėjosi, bet jis tiesiog išmetė iš rotacijos. Pavyzdžiui, Francisco jei būtų 1,98 cm, tada galėtų būti NBA žvaigždė. Nesakau, kad jis NBA negautų minučių, bet jis tiesiog būtų kampe su keliom minutėm. Ir aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, ar Silveinas Francisco turėtų pasirašyti NBA sutartį ar likti Europoje.